Mes dažnai girdim tokią frazę: užtenka tų teisių, laikas prisiminti pareigas. Galbūt dažniau mokykloje, kai kalbam apie mokytojų ir mokinių santykius, bet neretai ir politikoje pasigirsta įvairių radikalų priekaištai, kad Europa neva spaudžia mus čia per daug teisės ginti, pamirštos pareigos, tradicijos. Tai yra pakankamai paplitęs politinis mitas, kuris supriešina pareigas ir teisės, ir tai yra labai pavojinga. Atsiranda ir priešų paieškos, neva čia per daug to feminizmo, moterų teisių, leftizmas dėl visko kaltas. Šiandien pakalbėkime apie tai. Mano rankose Lietuvos Respublikos konstitucija. Ji parašyta universalios Jungtinių tautų žmogaus teisių deklaracijos dvasia. Ta deklaracija buvo priimta po masinių žudynių iškankinto pasaulio, situacijos, kai pasaulis sutarė viskas. Žmogus yra vertybė savaime, nepriklausomai nuo akių spalvos, kalbos, kur gimęs. Jis turi teisę į gyvybę, orumą, nekaltumo prezumpciją, negali būti kankinamas ir trikdoma jos sveikata. Tai yra iš esmės šiuolaikinės vakarų civilizuotos valstybės pagrindas. Ir lengviausiai tai suprast padeda tokia teisių hierarchijos piramidė. Jos viršuje yra žmogus. Kalbant apie žmogų, tai geriausiai pasakė filosofas Kantas, kuris sakė, žmogus yra tikslas savaime. Tai tos piramidės viršuje yra žmogus ir baigtinis jo teisių sąrašas. Nėra jis toks ilgas, bet jis yra labai svarbus. Jis yra svarbesnis už visas kitas vertybės. Šiek tiek žemiau toj piramidėj jau mes matome kitas svarbes konstitucijos dažniausiai įtvirtintas vertybės, kaip ir gerybės viešas, kaip demokratija, kuri reiškia valdžių atskirimą, valdžių kaitą per visuotinius rinkimus, mažumos apsaugą. Taip pat šeima, tauta, kalba, viskas labai svarbios vertybės, taip pat yra konstitucinės vertybės, yra ten viršuje. Ir dėl jų politinė diskusija yra labai komplikuota. Ji negali vykti taip lengvai. Politikos mokslininkai dar tai vadina baziniu konsensusu arba pagrindu, pamatų demokratijos. Ir nėra politiškai korektiškai, čia labai svarbi ta politinio korektiškumo idėja, nėra savaime suprantama, kad tu gali niekinti, griauti ir kalbėti prieš tas vertybės. Dažniausiai taip, tą daro žmonės, kurie ilgisi tvirtos rankos doktrinos, kažkokios totalitarinės praeities ir nevertina demokratijos. Bet būtent ta hierarchija mums padeda suprasti, kad taip, tu gali turėti labai įvairias vertybės, nes žemiau toj hierarchijoje yra visos labai svarbios taip pat vertybės. Darbas, solidarumas, ekologija, kapitalizmas, privati nuosavybė. Daugybė kitų svarbių mums vertybių, bet jos yra šiek tiek žemiau. Jų įgyvendinimas, jų akcentavimas priklauso nuo rinkimų rezultatų, nuo diskusijos, nuo tam tikros filosofinės minties, idėjų, kovos ir panašiai. Ir ten įsijungia ta tikroji diskusija, demokratija, bet be to bazinio susitarimo mūsų visuomenė griūna. Tai yra labai pavojinga kalbėti, kad padiskutuokim, ar gerai ar blogai demokratija. Taip, mes galim apie tai diskutuoti, bet vis dėlto tam tikrai saugikliai ir šitoj knygoje, labai svarbioj knygoje, jie yra sudėti ir ta mūsų filosofinė tradicija mums sako, kad pareigos neprieštarauja teisėm. Jeigu, pavyzdžiui, vaikas turi teises ir turi teisę nebūti auklėjimas diržu, tai reiškia pareigą tėvui ieškoti kitų alternatyvių auklėjimo būdų, tobulintis, skaityti knygas. Jeigu darbdavys turi pareigą, jeigu darbuotojas turi teisę, kitaip tariant, į geras darbo sąlygas, tai darbdavys turi tam tikras pareigas dėl jo. Jeigu pavyzdžiui, labai įdomi priešprieša yra dėl rūkymo daugiabučio balkonuose. Iš vienos pusės privati nuosavybė yra šventa, įrašyta konstitucijai.
Bet jeigu mes ją supriešinam su žmogaus absoliučia teise nebūti kankinamu ir kad nebūtų trikdoma jo sveikata, tai akivaizdu, kad sveikatos teisė yra aukščiau toj viršutiniai piramidės daly ir taip jo teisė į sveikatą yra svarbesnė už privačią nuosavybę. Ta hierarchija mums padeda labai aiškiai suprasti, kodėl kyla mitingai dėl žodžio laisvės, kodėl tiek žmonių ateina prie Seimo. Mums ta hierarchija, ta piramidė padeda suprasti, kodėl vieni politikai yra labiau kritikuojami už kitus. Jeigu politikas leidžia savo, pavyzdžiui, kurstyti kažkokią neapykantos kalbą, neapykantos tam tikros tautybės žmonėm, tai jau yra raudona lemputė. Tai yra tų pagrindinių bazinių laisvių, bazinių principų neigimas. Ir dėl to jis yra labiau kritikuojamas. Tai visiškai suprantama, jeigu mes priimam tą piramidę ir suprantam mūsų visuomenės struktūrą būtent taip. Ar mes galim kritikuoti, keisti tą piramidę? Žinoma, kad galima. Filosofija iš mūsų reikalauja nuolat abejoti savo įsitikinimais, bet tikriausiai pirmiausia turime suprasti, ką kritikuojame. Turime apie tai labai rimtai pamastyti ir tik tada išeiti į viešumą su savo kritika. Bet abejoju, vadinasi, esu.